Svarbu jums buvo šiandien laimėti. Tiek svarbu, kiek turnyriniai lenteliai svarbu. Bet jau žinojot, kad nebūsit ketvirtuke, ar tai kažkiek veikia jūsų žaidimą? Žaidimą daugiausiai veikia turbūt dėl to, kad pradėjom normaliau žaisti, susistatėm ten kas kur turi būti. Biškį gynybą sutvarkėm, pradėjom žaisti futbolą. Manau dėl to, šiaip reikėjo pergalės. Kiekvieną kartą reikia pergalės, reikia taškų, kad toliau būtų. Kaip pamatėt, kad varžovų tik vienas atsarginis, reagavote tai ar ne? Jokais reagavom, sakėm, vyrai, ko taip nesusikaupė. Bet, nežinau, pradžioje iš tiesų buvo labai atsipalaidavę. Tai ir buvo tas pirmas įvartis, jautėsi, kad atsipalaidavimas ir tas matėsi aikštelėje ir rezultatas buvo tas. Bandėt žaisti greičiau? Greičiau kažkaip nebuvo minčių, kad išnaudot, kad jie pavargs. Kažkaip mes patys taip ramiai spardėmės, patys nepavargom ir jų labai nenukinom. Aišku, tik tai, kad gaila tas traumas apkartina, nes Vaidas išvažiavo su liežuvim kirstu. Tai tas apkartina. Pirmasis etapas labai nuvylė tai, kad nepatekot į ketvirtuką? Nežinau, kažkaip nesinervuojam dėl to. Vis tiek varžybų skaičius panašus, svarbu pažaisti. Vienodas? Vienodas, mes visą laiką sakom, kad antram aštuntuke daugiau alaus atsiversim.